Ar gaminate per atostogas? Mes taip. Ir šį kartą viską darėme karavane. Nusprendėme pasinaudoti vietiniu patarimu ir nusipirkome šviežios žuvies štai šios daugybę apdovanojimų pelniusios žuvies parduotuvės. Išvirėme paprastą, bet neįtikėtinai skanę žuvienę, o desertui pagaminome lengvą desertuką, kuriam nereikia nei orkaitės, nei sudėtingų įrankių. Dar pasiėmėme šviežios duonos ir vakarienė buvo tobula. Sveiki, mėlyjei, šiandien gaminsime ypatingą žuvienę. Naudosime šias daržovės ir šią fantastišką šviežią žuvį. Čia turime rinkinį iš baltos žuvies, krevečių, jūros šukučių ir lašišos. Toks rinkinys bus labai skanu mūsų žuvieniai. Daržovės supjaustome smulkiais kubeliais ir dėsime kepinti jas palaipsniui. Iš pradžių morkas, svogūnus, po to porus ir gale česnakus. Išlydome sviesto ir sudedame daržovės. Jų nereikia apkepinti iki parudavimo, o tik tai švelniai suminkštinam. Apkepiname kelias minutes, sudedame česnakus ir po to sudedame bulves. Taipogi pakepiname apie 2 minutes. Kai apkepinsime visas daržovės, sudedame jas į puodą, kuriame ir virsime mūsų sriubą. Kaip skaniai kvepia. Supilame sultinį. Dedame lauro lapelį ir šiek tiek balto vyno. Apie 100 gramų. Nepergyvenkite, vynas visas išgaruos ir liks tik skonis. O dabar verdame 10-15 minučių, kol suminkštės mūsų bulvės. O dabar supjaustysime žuvį. Šiandien mes nupirkome šią šviežią žuvį iš Fishmonger. Tai yra žuvininko. Ir mums patarė būtent tokias rūšis. Jūros lydeka. Va čia yra monkfish arba jūrų velnias. Kodėl patarė tokias žuvis naudoti? Jos lieka tokiais kubeliais. Žuvis išliks pakankamai tvirta sriuboje. Tai, ko mums reikia. Kad sriuba būtų labai gero skonio, reikia skirtingų žuvų. Pavyzdžiui, riebios lašišos. Lašišos nebuvo, buvo upėtakis. Tikrai man labai patinka upėtakis, ypatingai irgi skanus, netoks riebus, bet bus labai super mūsų žuvieniai. Atrodo, šiek tiek per daug gal mes žuvies čia turim. Nieko tokio. Kaip mums išvertė vertėjas, jūrų gaidys. Gurnard. Tai vat, jeigu žinote tą tikrai pavadinimą, tikrai pasidalinkite. Nes mes ir nežinom, kaip pavadinti šią žuvį. Labai skani žuvis, viena iš brangesnių buvo. O čia jūrų lydeka. Balta, paprasta žuvis, bet tikrai bus labai skanu. Krevetės geriausia, aišku, pirkti šviežias ir sukeltų, bet tokių neturėjo. Vis tiek šviežios, bet išvalytos. Bet ne visai. Tai būtinai išvalykite va šitas visas vietas, kad nebūtų jokių nešvarumų. O dabar supilsime grietinėlę. Kad nebūtų taip riebu, galime naudoti dalį grietinėlės ir pieno, bet mums labai patinka būtent tik su grietinėle. Kvapas fantastika.
Ir būtinai, kai supilate grietinėlę, neleiskite sriubai virti. Tegu šiek tiek kunkuliuoja, bet tikrai ne per stipriai verda, kad jūsų grietinėlė neatsiskirtų. Pačioje pradžioje sudedame baltą žuvį ir verdame 2 minutes. Po 2 minučių sudedame mūsų upėtakį ir paverdame taip pat 2 minutes. O krevetės sudėsime pačiam gale. Svarbiausias dalykas – labai stipriai nemaišykite, kad mūsų žuvis liktų gražiais, puikiais gabaliukais. Koks aromatas jau. Oh my god. Ir paskutinis mūsų žingsnis – krevetės. Taipogi stipriai nemaišom. Palaukiame 2-3 minutės ir mūsų sriuba, kuri tokia tiršta, pažiūrėkit. Wow. Bus paruošta. Ištraukiame lauro lapelį. Supilame petražolės ir išjungiame. Taip pat išspaudžiame puselę citrinos. Šviežiai maltų pipirų. Ir nuo manęs trupučiuką rūkytos paprikos. Va tokia tiršta, fantastiška sriubytė mums gavosi. Kadangi buvo šiek tiek per daug žuvies, tai mes ją pagaminsime kaip starterį. Tai jūrų velnio filė ir keli mūsų scallops, jūros šukutės. Tai pagaminsime jas labai paprastai. Su sviestu, česnakais, petražolėmis ir šiek tiek citrinų sulčių. Kaitiname keptuvę. Šiek tiek panaudosiu dar alyvuogių aliejaus. Sviestuko, žuvytė ir iš karto scallops. Žinokit, sriubytė iš tikrųjų fantastiška. Pažiūrėkit, labai skani sriubytė. Nieko labai sudėtingo, labai paprasta. Žinokit, galite naudoti tik vieną žuvį. Jeigu neturit, būtinai išbandykite, būtinai su tokiom daržovėm, kurias aš dariau. Labai čia tinka porai. Fantastika.
Ir aišku, dėkite balto vyno. Jisai išgaruoja, todėl vaikai gali valgyti, jokių problemų, bet skonis fantastiškas. Grietinėlę, va tokiu būdu. Susmulkiname morengus. Not so small, a little bit bigger on the top, okay? And we are gonna put bigger pieces. Like this. Sounds so weird. And wrap. I need a whisk. Вливай. Oh yeah. I'll do it in Вливай. Išplakame grietinėlę iki minkštumo ir sluoksniuojame ją su sulaužytais morengais ir šviežiomis uogomis. Labai paprastas, bet tikrai įspūdingo skonio fantastiškas desertas per 5 minutes. Mes naudojame braškes ir avietes, rūgštelę, saldus morengai ir labai kremiška grietinėlė. Tikrai tobulas derinukas. Bigger pieces. Šiam desertui tinka visokiausi vaisiai ir uogos. Galima užtarkuoti šokolado, dėti sirupo, vyšnių ir panašiai. Valgomas šaukštu tiesiai iš desertinio indo.